Žalgirių kaime Genovaitė ūkininkauja jau 20 metų. Tikra dzūkė save laikanti moteris tiksliai žinojo, ko nori iš gyvenimo. Kartu su vyru pabaigusi žemės ūkio mokslus nieko nelaukė ir atsikraustė į kaimą. Didžiulis obelų sodas, svarainiai, putinai, moliūgai, cukinijos bei begalės kopūstų veislių. Visa tai puikuojasi Genovaitės ūkyje. Pasikalbėti moteris pasikvietė į Braškių šiltnamį, į vietą, nuo kurios prieš 20 metų ir prasidėjo jos ūkis. Šitą sodybą mes nusipirkom 2000 metais Žalgirių kaime. Šiaip aš esu kilus iš Dzūkijos, iš Lazdijų rajono. Ir kadangi aš esu dzūkė, tai man reikia ir grybų, ir uogų. Ir aš čia visko atsivežiau, atvažiavau ir visko prisisodinau. Šiaip auginau vaikus, buvom abudu su vyru, baigėm Žemės ūkio universitetą. 4 vaikus turėjom, tai aš dirbau mama ir sugalvojom, kad reikia čia aplinkui sodybą, buvo 12 hektarų žemės, nusipirkom tą žemę ir sugalvojom, kad nepaukininkausi labai čia stipriai kažko, tai grūdinių kultūrų nepauginsi ar ten kokių gyvulių, o iš sodų, iš daržų galima buvo išgyventi. Tai taip ir nusprendėm, kad ūkis bus toksai sodininkystės, daržininkystės. Kaimą Genovaitė įsimylėjo dar vaikystėje. Moteris turėjusi stiprų ryšį su močiute vis kartodavo jai, kad kelsis į kaimą ir ten kurs. Beje, būtent močiutė ir įkvėpė moterį ūkininkauti. Kaip save prisimenu savo vaikystę, man buvo labai keista, kaip močiutė sakydavo: tai vaikeli, ten gerai mokykis, išeisi iš kaimo, ten eisi į miestą. Ir aš nuvažiuodavau į tą miestą ir galvodavau, kaip žmonės gali ten gyventi. Aš visą laiką norėjau gyventi kaime, man labai patiko visi kaimo darbai, man labai patiko daržus ravėti, gėlės auginti, uogas skint. Mes tiesiog augom tokiam kaime, kur uogaudavom nuo žemuogių pradėdavom iki ten aviečių ir visas uogas surinkdavom ir konservuodavom kartu su močiute. Tie darbai buvo tokie man mieli, aš visą gyvenimą apie tai svajojau, tiesiog, kad gyvensiu kaime ir auginsiu kažką. Veikli moteris nuolat ieško naujovių. Ji viena pirmųjų į Lietuvą atvežė ir kai kurių daržovių, uogų veisles. Pradėjo jas auginti ir populiarinti. Vis dėlto sunkiausia, pasak ūkininkės, užauginti kokybišką derlių. Tenka ir prie orų prisitaikyti ir su nesėkmėmis susitaikyti. Kažkada tai atrodė, kad sunkiausia yra parduoti produkciją, nes užaugini, tada veži į turgelius, tenai stovi tuose turgeliuose. O dabar situacija keičiasi, iš tikrųjų, tų ekologiškų produktų mažėja, mažiau yra, poreikis atsiranda, žmonės sąmoningėja, ieško. Dabar yra sunkiau turbūt užauginti ir auginimas tikrai sudaro, kadangi auginam natūraliai, be chemijos, tai veikia labai visa aplinka, klimatas, viskas keičiasi, tai ir sausros, ir karščiai, ir paukščiai, ir tiesiog su viskuo turi dalintis jo tą derlių. Energingoji moteris vedasi aprodyti kopūstų derlių. Ir jei jums atrodo, kad kopūstas nuobodi daržovė, Genovaitė įtikins, jog jos ūkyje tik išskirtinių veislių kopūstai. Tai šitą kopūstų derlių antrą visą laiką sodinam Liepos pabaigoj, rugpjūčio pradžioj. Ir čia yra pasodinti brokoliai, tada žiediniai kopūstai. Tada bandom irgi auginti tokius labai gražius kopūstus, visiems rekomenduoju. Tai čia yra pakčioj vadinasi, azijietiškas kopūstas. Tai yra labai toksai švelnaus skonio, labai tinka kepimui, tie lapkočiai labai nuostabūs, į troškinius visokius. Ir labai greitai ir lengvai galima užsiauginti kiekvienam. Dar labai mažai žmonės žino, mes kaip turgeliuose prekiaujam, tai dar reikia aiškinti, kaip juos pasigaminti, kad labai tinka yra kepti, troškinti. Jo, bet kurie pabando, tai tikrai labai nuoširdžiai stebisi, koks skanus yra šitas augalas. Yra kažkokių panašumų su, tradiciniu lietuvišku kopūstu? Nes čia kaip kopūstinis, ar neskaitos? Jo, kaip kopūstas, jisai yra labai panašus į šitą Pekino kopūstą. Pekino kopūstus ir visi jau žino, jie tikrai ne iš Pekino ir ne iš Kinijos, jie auga pas mus Lietuvoje. Tai dar tik tai tiek, kad jisai dar yra mažas, kur matot, dar nesuformuota yra toj gūžė.
Štai dar vieni palmės primenantis kopūstai, tai briuseliniai kopūstai. Jie vertinami dėl puikių maistinių savybių ir juose esančių mineralų. Genovaitė atėjom į palmių lauką, taip jį čia ko gero vadint, nes atrodo kaip mini palmės. Jo, tai čia mes, kadangi auginam daug visokių kopūstų, tai visokių čia tų palmių pamatysit šiandien. Tai čia yra Briuselio kopūstas. Kadangi labai yra sausa šiais metais ir karščiai didžiuliai ir nežinau, kaip čia bus su to derlium, visus lapus numetė, pats augalas ginasi nuo to perkaitimo tikriausiai. Visus lapus numetė ir dabar va čia va yra jau pradeda formuotis jau kopūstukai ant koto. Ir jisai apaugs tokiais mažais kopūstėliais, Briuselio kopūstai vadinsis. Ir šitas kopūstas yra labai fainas dėl to, kad jisai nebijo šalčio visiškai. Ir į visą žiemą galima tiesiog neišrovus imti ir vežti, valgyti ir kuo puikiausiai įsistovi. Genovaitė pasakoja, kad briuseliniai kopūstai skaniausi, kol maži. Tada jie švelnūs ir saldūs, o prinokę didesni tampa aitresni. Ūkininkė nenustoja stebinti ir rodo dar vienus, kaip sako pati, vegetarų kopūstus. Sustojom prie dar vienų įdomių kopūstų, ar ne? Taip. Vėlgi primena, atrodo kaip palmės. Kas čia per kopūstai? Čia yra lapinis kopūstas arba keilas, dar vadina liaudiškai žmonės. Kuo jie čia ypatingi? Ypatingi Lapų forma, ko gero. Kad jo kopūstas irgi labai be galo ištvermingas, atsparus, auga irgi, mes jo neimam, nesandėliuojam. Auga pernai metais ėmėm iki sausio 15 berods, kada prasidėjo vėl naujas užšalimas, tada jau jie nebeištvėrė ir jau numirė. O šiaip auga, dar žmonės vadina žieminiais kopūstais. Kada jau nieko darže nėra, tai lapinis kopūstas visą laiką galima ateiti ir nusiskinti. Be galo vertingas, labai daug turi geležies, dar kitaip vadinasi vegetarų jautiena. Galima 100 gramų šito kopūsto turi geležies kiek 60 gramų jautienos gabaliukas. Tai vegetarai, kurie nevalgo mėsos, tai vat darosi kokteilius, iš jo darosi labai skaniai čipsus galima pasigaminti. Čia yra irgi lapiniai kopūstai, bet kitokios veislės yra violetiniai. Jie gerai dėl to, kad jie dar yra atsparesni šalčiam ir žiemą jie labai išlaiko savo tą tekstūrą, gražiau tiesiog atrodo nuskinti. Ir dar čia yra šalia auga kitokia veislė lapinių kopūstų, tai liaudiškai vadinami dinozauriniai dėl savo tokios struktūros. Jie visi grublėti, ar ne? Tas Jo. lapas grublėtas toksai. Kaip dinozaurai atrodo. Moteris ne tik džiaugiasi darbu ūkyje, bet ir veda įvairius seminarus kartu su ūkininkais bei mokslininkais. Pasakoja ir populiarina daržininkystę bei ekologinį ūkininkavimą. Man įdomu ne tik tai dirbti, man įdomu su žmonėm bendrauti, kažką tai atrast naujo, perduot kitiem. Tai kažkaip iš prigimties, rūpintis kitais, tas yra kažkaip. Pats visą laiką turi mokytis. Nes jeigu tu netobulėsi, jeigu tu sėdėsi tik tai vienoje vietoje, tai tiesiog tada, aišku, tu galbūt ten užauginsi kažką, bet tau nebus taip įdomu gyventi. Svarainiai – dar vienas Genovaitės daržo pasididžiavimas. Svarainiai yra lietuviška citrina ir šiaip yra mėgstamas vaisius. Tikrai labai žmonėms patinka sirupas, vaikams labai patinka vitaminas C. Čia tai yra pasodinta ant plėvelės svarainiukai, kadangi juos yra labai sudėtinga pravėti. Jie duria, badosi, tai tas ravėjimas rankiniu būdu yra tikrai būtų labai sudėtingas, tai mes sodinam ant plėvelės. Šiaip galima jo ir natūraliai, tiesiog be jokio mulčio sodinti. Tai tik tai priežiūra. Daug metų auga toj pačioj vietoje, labai gerai dera, kiekvienais metais nepramečiuoja. Tikrai tokia kultūra, kur kiekvienais metais turim derlių. Kaime gyventi gera tiems, kurie mėgsta dirbti, rėžia ūkininkė Genovaitė. Jaučiat iki šiol kažkokį, nežinau, džiaugsmą, gerumą, fainumą? Jaučiu. Kaip nekeista, man pačiai keista. Matot, ūkis yra toksai, kad kiekvieną dieną viskas yra kitaip. Čia nėra tokios nuobodybės, kaip gamykloje sėdi prie staklių.
Mano nedarbuotojai, kurie ateina dirbti, jie sako, ne, mes nenorim gamykloje ten prie tų staklių vieną kažkokią poziciją. Nes čia viskas keičiasi, mes kiekvieną dieną darom kitus dalykus. Tu gali planuotis iš vakaro darbus, bet ateina rytas ir viskas pasikeičia. Pasikeičia oro sąlygos, gali lyt, gali būti karšta. Pasikeičia darbuotojai, vieni ateina į darbą, kiti neateina, visai būna. Tu negali susiplanuoti šito darbo, viskas keičiasi, labai nuo daug visokių faktorių priklauso. Na, o aprodžiusi tiek derliaus ir papasakojusi apie darbingą vasarą, moteris neilsėtis keliauja. Genovaitė per vasarą užaugintą derlių visą žiemą raugina ir marinuoja.